Birutės kalnas. Nors labiausiai tyrinėtas istorinis paminklas Lietuvoje, išlieka ir vienu paslaptingiausių. Tai vieta, kur susilieja legendos, istoriniai faktai ir archeologiniai atradimai. Nepaisant daugybės mokslinių tyrimų, kalnas vis dar kelia daugiau klausimų, nei pateikia atsakymų. 14–15 amžiaus šventykla, kurios liekanos aptiktos viršūnėje, liudija, kad čia vyko reikšmingos apeigos, turėjusios ne tik religinę, bet ir politinę svarbą. Tuo metu Lietuva buvo paskutinė pagoniška valstybė Europoje, o tikėjimo kovos vyko ne tik mūšio laukose, bet ir dvasinėje plotmėje. Galbūt ši šventykla buvo paskutinė baltų tikėjimo tvirtovė, kur buvo saugoma šventoji ugnis, o kariai ir bendruomenės nariai prašė dievų palankumo. Birutės kalnas yra tokia nepaprasta šventa vieta. Jinai tokia šiandien yra, jinai tai buvo per paskutinius 500–600 metų. Visuomenė jį žino, visuomenė jį lanko, daug kalbėta, rašyta, rodyta. Istorikų yra įvairių interpretacijų Birutės, kad jie būtų įvairiausios interpretacijos tų stulpaviečių, bet vis tik tai rodo buvusi neeilinį objektą. Birutės kalnas yra viena seniausių ir labiausiai legendomis apipintų Lietuvos vietų. Jo svarbą pabrėžia ne tik tautosaka, bet ir istoriniai šaltiniai. Motiejus Valančius, rašydamas apie žemaičius ir jų krikštą, rašė taip: garsingas stabo pas Palangą ant kalno, kada tuomet buvusi didis kunigaikštis Gediminas nuveždino į Lietuvą ir parioglino visų vyriausiųjų Vilniaus žinyčioje. Basanavičius rašo taip, kad darant Birutės kalno pas Palangą paliko lik 3 metų altorių praurymės. Ugnies deivės neišgriauta dėl to, jog Biruta moteris kunigaikščio Kęstučio, o motina Vytauto senatvėje čia gyveno ir lik pats Merčio dievaičių garbinti nesiliovė. Tai tas pasakojimas apie Kęstutį, kaip jisai atranda Palangoj dievams save pašventusią Birutę, jisai turėtų būti skaitomas, taip ne paraidžiui, sakykime, ne kaip istorijos tekstas, bet pirmiausiai kaip toksai mitinis tekstas. Nors tame žinoma turi būti ir istorijos grūdas. O ką apie šį svarbų kalną sako tautos folklorinė atmintis? Šventosios kraštotyrininkas Mikelis Balčius, gerai pažįstantis visą šio krašto tradicinę kultūrą, jis visada sakydavo: tas tavo Birutės kalnas, tai ten, kur smaką Jurgis nudūrė. Ir aš galvodavau, kad čia jis juokais visą laiką juokauja. Ir ruošiant jurginių papročių sertifikavimo bylą, aš jam paskambinau ir paklausiau: kodėl tu man vis tai pasakoji? Sako: tai čia mes visi šventojiškiai šitą žinom, kad Lietuvoje ant Jurgio kalno gyveno ne tai žvėris, ne tai žuvis, atsiradusi iš utėlės, uodega tai kaip žuvies, ir gąsdino visus. Galvoju, kad tai čia tas slibinas smakas, ir tik tai Jurgis atjojęs ant balto žirgo ant šito kalno galėjo nugalėti šitą baisų žvėrį. Tai yra tik tai vienas užfiksuotas toksai pasakojimas. Kur slypi jo šventumas, jos padėtis. Yra tiesiog tokia chrestomatiškai šventvietiška. Birutės kalnas irgi yra riba, kur susitinka jūra ir susitinka žemė. Šiandien yra šiek tiek keblu ten. Jis yra atsitraukęs į jūros liniją. Pastačius pėsčiųjų tiltą pasikeičia tos priekrančios rovės ir žodžiu nutolsta ta linija. Tai kada mes leidžiam savo vaizduotėj priartėti prie pat papėdės, prie pat gyvenvietės, tai mes tada suvokiam, kad štai čia yra ta vieta, kur yra sandūra. Ir tai yra labai toksai svarbus, ryškus, tiesiog privalomas bruožas, ir Birutė tą turi. Kitas svarbus dalykas yra reginys, kuris atsiveria nuo Birutės kalno. Šiandien yra tik tai nedidelė properša. Mintyse galvokim, įsivaizduokim, kad mes stovim tokio atviroje arba pusiau atviroje. Tai buvo tokia labai aiškiai išreikšta pasaga, turinti
tą aukštesnėje dalį nuo sausumos, nuo žemyno, iš rytų pusės ir turinti atvirą, gražią į jūrą, kur pasauliai suartėja, taip kaip jūra ir žemė nesuartėja, tai taip ir tai pasauliai. Čia gyvųjų, čia dievų, kažkur visai šalia ir mirusiųjų. Tokio pobūdžio tyrinėtų alkviečių vadinamų yra labai nedaug Lietuvoje. Kad būtų nuodugniai ištirta, kad būtų ištirta iki galo, ko gero galbūt net nėra ne vieno. Nepameluosiu, sakydamas, kad būtent Birutės kalno pagoniškoji šventykla kol kas pilniausiai ištirta tarp Lietuvos tos rūšies, reiškia, paminklų. Lyginant Birutės kalną su likusiom Kuršių šventvietėm, galvojant, kuo jis išskirtinis, kito panašaus švento kalno mes neturim. Nuo Simono Daukanto laikų turbūt yra minimas Naglio kalnas. Vaizduojama, kad užgesus šventai ugniai ant Birutės kalno, galbūt jinai buvo uždegta ant Naglio kalno, bet tam tokių tvirtų žinių, faktų neturim. Nėra tokių vietų ir Latvijos pajūryje. Viskas yra labiau atsitraukę į žemyną. Alkviečių, kurios pagrindinė ašis buvo nukreipta į Jurginių švenčių dieną, į tą vadinamą Jorės paminėjimo dieną. Davė idėją matyti misionieriam pastatyti koplyčią ten. 1506 metais berods pastatyti pirmą koplyčią ir jį pavadinta Švento Jurgio vardu. Rašoma, kad 16 amžiuje Birutės kalną dar kaip šventą vietą garbintą pagonių lankydavęs ir katalikų kunigas, kuris čia iš švenčių ir aukų nemažai uždirbdavęs, taip rašo Motiejus Strijkovskis. Kitaip tariant, buvo išnaudojama šitą situaciją. Į Jurginių atlaidų susirinkdavo minios žmonių iš visos Žemaitijos, net iš Prūsijos. Bažnytinė procesija iš miestelių traukdavo prie Birutės kalno Švento Jurgį pagarbinti. Apie kalną iškilmingai vedžiodavo arklius ir belsdavo Šventą Jurgį gelbėti nuo limpančių ligų ir antpuolimo vagių. Tądien aukodavo iš vaškų nulipdytus arklius, akiečias, žambius, o ūkininkės veržius, paršus ir kitą. Žvejai per Jurgines aukodavo žuvis ir pinigus. Kitaip tariant, ta tradicija buvo išnaudojama kaip krikščionių labai ilgai. Tyrėjai skirtingai vertina, kokiai dievybei galėjo būti skirta šventykla – Jorai, Pergurbiui ar Birutai. Kai kurie mokslininkai remiasi Bychovco kronikos pasakojimu, kuriame minima Vaidilutė Birutė, saugojusi šventąją ugnį ant kalno, kuris vėliau tapo žinomas jos vardu. Vis dėlto esama ir kitokios nuomonės, kad Birutės kalno pavadinimas nėra susijęs su legenda apie kunigaikščio Kęstučio žmoną, o kilo iš dievybės, kuriai buvo skirta šventykla vardo. Birutės kalnas kaip šventvietė gyvuodamas turėjo paskirtį arba tam tikrą deivę, kuri buvo ta šventvietės šeimininkė. Tai yra labai svarbu, nes bendrai sakydami šventvietės mes neturėtume įsivaizduoti, kad jos buvo skirtos viskam, tam yra tvirto pagrindo, kad buvo tam tikra specializacija. Iki pat 20 amžiaus Birutės kalnas buvo apžadų vieta, bet labiausiai tos apžadus darė ir tie apžadai buvo susiję su vaisingumu. Ta darė bevaikės moteris, ta darė sutuoktiniai, o lankoma Tiškevičių parke auganti, tokia suaugusi iš 2 dalių pušis. Bet yra dar viena labai graži, tokia šiuolaikinė, nesenai atsiradusi sakmė šio kalno, kad 12 valandą nakties merginos, tos, kurios nori ištekėti, turi atnešti gėlelę, ar tai kelias gėlelės prie Birutės skulptūros ir padėti Birutei, bet irgi turi ateiti viena, slapta, kad niekas nematytų. Čia Birutės parkas, Birutės kalnas, juk visą jaunimą būdavo susitikimų veikti, pasimatym sėdavom čia. Ir aš atvažiausiu iš kaimo, susipažinau su Palungiškiu, didelę dailių, bet su reikės panėlį, o manėms didelė tik. Reikalavėdamo iš uokius viskau, bet vis teik su tau panunsu daugiau draugau kažką, tai galvoti, ką čia man. Ir iš senų Palungiškių kažkur baugė gydėjusi, kas sakė, jeigu nori, kad norą išsipildytų, reikia atėtum Birutės kalną, viena pati, pasimelsti. Ir paprašyti nuos tuo, ko tavai reikėtų. Ko? Aš taip padariau. Atėjau ant tų kalną, tas laikas tų žmonių, tų Palungų net nebūdavo ledau. Ir te pramė atsisėdau,
sukalbėjau poterus. Ir ten giliai savo dūšę. Ir paprašiau, nu būk geras, nu padėk mane prisiviliuoti. Ir žinok, nežinau, ar tas padėjai, ar aš daugiau patikau. Nė pusmet nepraėjai, juk vedė susižanėjau. Pragyvenau 51 metus kartu. Tai va šitas vaisingumo pradas jau yra pastebėta ir mėginta apie tai svarstyti. Belieka paminėti, kad 18 amžiuje jėzuitai, vienuoliai, misionieriai yra suradę deivę Birutą. Visą tai tokį sukuria lauką, reikšminį lauką, kuris leidžia šitai vietai ieškoti ir kitų panašių šventviečių. Ir iš tikrųjų vakarų Lietuvoje tokių šventviečių yra buvę. Ir tai ir iki šiol dar yra kas neša ten apžadus. Toksai Sterblės kalnelis Telšių krašte. Leidžia įsivaizduoti, kaip moteris prijuostės savo sterbliai skreitė, žemaitiškai tariant, kaip jos nešdavo tą nakmenį arba kūlį. Ir net ir 20 amžiaus tokiai žodiniai tradicijoje tas buvo išlikęs. Kūlius ridenti arba į birutę kūlius ridenti. Akmenų nešimas kaip jų apžadėtų pačiais paskutiniais pavydalais, tai te buvo tik tai toks kaspinėlių rišimas ant medžių. Tai visam tokiam apipavydalinime mes Birutės kalną pamatom labai netikėtų šviesoj. Beliktų tik tai klausti ir suabejoti, ar tikrai Birutė yra Vytauto motinos vardas. Tai tikrai yra istorinis vardas, kuris, pateko į legendinę tradiciją ir buvo užrašyta. Gali būti, kad Vytauto motinos vardas buvo visai kitoks, gali būti, kad jeigu jinai buvo pasišventusi šitai deiviai, jinai tiesiog priėmė deivės vardą ir liaudiška tradicija prisiminė kaip Birutė. Archeologinė prasme, Birutės kalne išsiskiria 3 ypatingi objektai, kurių tyrimai atskleidė intriguojančių detalių apie šios vietos praeitį ir jos reikšmę baltų kultūroje. Pirmasis objektas – tai Papėdės gyvenvietė, datuojama 10–13 amžiumi, kuri buvo gerai ištirta 1983–84 metų archeologinių kasinėjimų metu. Antrasis – senoji kalno šventikla, egzistavusi 10–11 amžiuje. Tačiau dėl savo vietos ir archeologinių sluoksnių buvo tyrinėta tik fragmentiškai, kadangi mokslininkai nenorėjo ardyti vėlesnės naujosios šventyklos liekanų. Trečiasis objektas – naujoji kalno šventikla, veikusi 14–15 amžiuje. Yra laikoma labiausiai intriguojančiu atradimu ir buvo išsamiai ištirta per tuos pačius 1983–84 metų kasinėjimus. Papėdės gyvenvietė yra iš 10–13 maždaug amžiaus. Buvo galutinai apleista kažkur 14 šimtmetį, tiksliai pasakyti negalim. Ji buvo sudeginta, jau yra karų su kryžiuočiais laikotarpis. Šita gyvenvietė bent jau 13 amžiuje buvo įtvirtinta ir palyginti neblogai išlikę fragmentai leido mums padaryti tokią rekonstrukciją Birutės kalno Papėdės gyvenvietės tvirtinimu. Tai yra ir tipiški baltams ir ne tik baltams, sakysime, tvirtinimai. Yra stovėjęs ir bokštas, kurio liekanos pavyko aptikti. Žodžiu, susidūrėm su tokiu gana reikšmingu centru ten. Gyvenvietė yra buvusi nedidelė, bet gana tokia kompaktiškai apstatyta. Nedėlė mediniai pastatai, pradedant 10 amžium ir baigiant 13 šimtmečių, visi pastatai įdomu buvo orientuoti labai tiksliai šiaurės pietų kryptimi pagal pasaulio šalis sienos. Nebuvo kažkokio padriko apstatymų. Ir seniausi kultūriniai sluoksniai buvo rasti maždaug apie 1,5 metro, 2,5 metrų gylyje, užpustyta. Rasta labai daug labai įdomių radinių, kurie rodė, kad galbūt, jei ne čia, tai kažkur šalia netoliese yra gyvenę žmonės ne baltiškos kilmės, arba bent jau vietiniai gyventojai naudojo buities dalykus, tiek ginklus, įvairius rakandus, kurie nėra būdingi šiai baltams. Ten buvo ir keramika dekoruota kryžme, kas būdinga ir, sakysim, vakarų slavam ir skandinavam to laikotarpio, ten 10–11 amžius. Surinkom nemažai laivinių, vinių, geležinių ir kniedžių ir panašiai. Yra buvę ryšiai tiek su vikingais, tiek galbūt su vakarų slavais tuo metu, be abejo, ryšiai jūra. Kalbant apie gyvenvietę, būtent jos pastatuose
kai kurių liekanos buvo pakankamai gerai išsilaikiusios ir mes galėjom rekonstruoti, netgi pastato planą, sakysim, o šitaip turėjo atrodyti, čia yra 11 amžiaus gyvenamas pastatas Birutės kalnų papėdėje, su tom kupoliniam krosnim. Tos kupolinės krosnės, ten jos buvo masiškai Birutės kalnų papėdėje, o šiaip Lietuvos ir labai retos. Jos yra atėjusios matyti iš vakarinių slavų sričių, tai yra maždaug dabartinė Vokietijos pajūris, reiškia dalinai Lenkijos. Jos buvo išplitusios skandinavų šalyse ir vakarų slavai jas buvo atnešę, tarkim, į rytų slavų kai kurias sritis. Kalno viršūnė audrina vaizduotę nepalyginamai labiau nei papėdė. Ne tik dėl čia rastų archeologinių objektų, bet ir dėl jų atradimo laiko. Birutės kalnas yra tokioj nelabai dideli, bet nemažai virtiniai tokių tikrų ar tariamų archeoastronominių atradimų. Vladas Žulkus suranda stulpus, kurių paskirties jis negali žinoti. Pas juos fiksuoja, braižo planą, tada jie kalbasi su Liberto Klimka, sėdi, braižo, nagrinėja azimutus ir pateikia iš tikrųjų tam metui ir to meto Lietuvai negirdėta, neregėta, sensacingiausia dalyką vos gali būti. Kad kuršiai tai ne šiaip gentis, ne šiaip, kad eiliniai baltų žvejai ir dalies kovotojai su vikingai, bet tai yra šitą tokia civilizacinį lygmenį pasiekusi gentis, kuri turi sukaupusi per šimtmečius ir tūkstantmečius dangaus šviesulių stebėjimo patirtį, ir tą patirtį, tai nuostabiu būdu kūnija vieno iš švenčiausių lietuvių tautos vietų ir visa tai vyksta, jaučiant, kad jau laisvėja tie varžtai. Straipsniai pasirodo 84, 86, jau yra lemtinga perestroika ir tai yra ta pati tėkmė, kaip svarbu pasakyti, kad mes nesame primityvūs, mūsų kultūra yra aukšta, kaip svarbu kalbėti apie baltus. Alkvietė, kuri, kad ir neilgai egzistavo ir palyginti vėlai 14 amžiaus pabaigoje, tarkim 15 pradžioje, nes ir rašytiniai šaltiniai rašo apie tai, ją mes esam atkasę pilnai ir galim rekonstruoti ir įsivaizduoti, reiškia, kaip jie atrodė ir kaip jie veikia. Pirmiausia, reiktų pasakyti, kad Birutės kalno aikštelė yra gerokai pakeista, lyginant su 14-15 šimtmečiu. 20 amžiaus pradžioje buvo nukasti pylimai, kurie dar seniausiose Birutės kalno nuotraukose darytose iš rytų pusės matėsi. Buvo nulyginta aikštelė ir Birutės kalno aikštelė pratęsta, reiškia, iš šiaurės pusės. Kitas dalykas, 1506 metais pastatyta koplyčia ir vėlesnės koplyčios, reiškia, perstatytos, yra buvusios šito maždaug vietoje. Taip, kad visiškai nesuardyto modelio mes pateikti negalim. Buvo rasta sistema stulpų, kitaip tariant, stulpaviečių, smėlio sluoksnį, kurie formavo ne visai taisyklingos formos, reiškia, apskritimą, kurio dydis buvo 16-13 metrų maždaug. Toj pusėje vakarai, jūra. Visi mūsų aptikti stulpai, išskyrus tos pačiam, reiškia, rytiniam krašte, kur buvo pėdsakų kažkokio statinio, buvo rasti pašlaitį nedidelių pylimėlių, irgi suformuotų rištelių, elipsos formos. Tų pylimų aukštis siekia nuo kažkur tai 1,5–2 metrų iki 2,5 metrų. Pylimo vidinė pusė buvo visur vienoda beveik, šlaitas sudarė maždaug apie 13 laipsnių, reiškia, nuolydis. Ir mes paskui, darydami eksperimentą, Saulius Manomaitis, sukurdamas maketą, sumažintą 10 kartų, ten pat Birutės kalno papėdėje, netyčia pastebėjo, kad žmogus, kuris kalba, tarkim, aikštelės tam tikroje vietoje, jo centre, dėka šito pylimų formos kalba, reiškia, kaip su garsiakalbiu. Garsas gerokai sustiprėja. Tai gali būti paaiškinta tų pylimų tam tikrų aukštingumu ir jo šlaito nuolydžių. Radom 11 stulpų ovalo formos duobėse ir visos tos duobės buvo didesnės negu patys stulpai, kai kurios gerokai didesnės, kas rodė, kad stulpų vietos galėjo būti koreguojamos. Iškasus ilgesnį tokį griovį galėjo būti stumdomas ir atitinkamai radus poziciją,
tada jau jis buvo pastatytas tas stulpas. Visi jie išskyrus 2 buvo netašyti. Tašyti buvo 2 stulpai, būtent kurie stovėjo šitam šiauriniam rage to pylimo ir pietiniam rage. Kodėl tai buvo, mes pasakyti negalim. Kaip atrodė tie patys stulpai, taip pat visiškai nežinom, nes stulpų mes neaptikom, aptikom tik tai jų stovėjimo vietas ir jų apačias. Įdomu yra tai, kad rytinėje dalyje 4 šitie stulpai, tarp jų buvo rastas sudegę kažkokio statinio pėdsakai. Toks įspūdis, kad tai galėjo būti arba kažkokia platforma, tarkim, kažkokia aikštelė medinė, arba tai galėjo būti kažkur pakelta aikštelė, kažkoks stogas, o gal net ir kažkoks statinys. Šitoje vietoje yra koplyčia dabar. Dalis šito statinio sudegusių konstrukcijų lindo po koplyčią ir akivaizdu, kad čia yra buvę dar 2 stulpai po dabartinę koplyčią. Tokiu būdu manau, kad buvo ne 11, o mažiausiai 13 stulpų. Kokios paskirties tas statinys vadinamas, sunku pasakyti, bet jis be abejo buvo susijęs su tais kulto visais reikalais. Nepaprastas įrenginys, daktaras Libertas Klimka gali apie tai papasakot, apie tuos azimutus, kurie rodo, kad stulpų vietos nebuvo atsitiktinės ir jie vienas su kitu susiję ir rodo atitinkamas, reiškia, kryptis, kalendorinės datas. Mislių dar yra daug ir klausimų yra tikrai daug susijusi su ta kalkvietė. Mes nežinom, kuom baigėsi tie stulpai, ar tai buvo paprasti stulpai, kažkokie, sakysim, nusmalintais viršumi. Mes nežinom, kokio jie buvę yra aukščio, galbūt labai skirtingų, nes saulė leidžiantis vakaruose, tie šešėliai yra labai ilgi ir praktiškai labai aukšto nereikia kažkokio stulpo, kad tas šešėlis pasiektų nedidelis palyginti aikštelės kitą kraštą ir susijungtų su kitu stulpu ir atitinkamai mums parodytų kažkokį datą. Kaip buvo išaiškinta ir išplėtota tokia kalno viršūnės radinių interpretacija? Kas paskatino tyrėjus pasukti šią kryptimį? Man pakliuvo į rankas labai tokia solidi knyga apie anglų Stonehenge. Lietuviškai tai Saulė, Mėnulis ir senieji akmenys, aiškinantis Stonehenge. Teorija ten išdėstyta. Autorius yra Jonas Woodas, aiškinantis, kad net akmens amžiaus žmogus neolite gebėdavo pastatyti milžiniškus statinius. Ir tas tikslas gal būdavo dvejopos, tai būdavo ir šventykla, bet kartu tai būdavo ir stebėjimų įrenginys. Pasirodo, kad tas Stonehenge'as, tas akmenų ratas, didžiulio akmenų, ten 40 tonų ir sudaro visą ratą. Tai Stonehenge'as tik tai ledkalnio viršūnė. Aplinkui daug yra tokių statinių, kurie sako, kad tai buvo milžiniški kultūros pasiekimai. Jeigu neolite, ten tokie statiniai atsiranda. O čia mes nieko neturėjom. Pagalvojom su archeologais pasitarę, turbūt Alpų kalnuose, patogioj stebėjimams vietoj, galėtų būti kažkas tai tokio įrengto. Kalba eitų apie azimutinės astronomijos įrenginius. Tai jie labai paprastučiai tie įrenginiai. Kad horizonte užfiksuoti šviesulį, kada jis laidos arba tekos metu matomas, iš tam tikros vietos žiūrint, galima užfiksuoti tą vietą ir pažiūrėti, kaip įkinta metų bėgyje. Azimutas. Tai kampas tarp šiaurės krypties ir stebimo objekto horizontalios projekcijos. Jis matuojamas laipsniais, nuo 0 laipsnių šiaurė iki 360 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę. Pavyzdžiui, rytų kryptis turi 90 laipsnių azimutą, pietus 180 laipsnių, o vakarai 270 laipsnių. Azimutas naudojamas navigacijoje, kartografijoje ir astronomijoje. Lemtingas atradimas, patvirtinęs hipotezę apie Birutės kalno šventyklos astronominę funkciją, įvyko pastebėjus, kad metų ratui užsidaryti trūksta vieno Saulės azimuto. Kai aš Palangos platumai suskaičiavau azimutus, kaip būtų galima matyti Saulės laidos ir takos vietas jūroje, sėdint ten ant to pilimėlio žiūrint, ir kaip Mėnulis vaikšto žiūrint iš tos vietos dangaus skliautų. Na tai paaiškėjo, reiškia, kad vieno Saulės azimuto labai trūksta, kad būtų metų ratas uždaras. Ta savo abejonę, aišku, sakiau Vladui, sekančiais metais tęsė kasinėjimusis, nes ne visa aikštelė buvo atidengta, ne visur.
padaryti perkasai. Ir ten, kur aš maniau, kad dar vieno stulpo trūksta, kaip tik jis buvo rastas. Tai buvo labai nuostabu ir labai džiugu, kad užsidarė kalendorinis ratas. Tada beliko man tik tai tuos azimutus, kur aš suskaičiavau, nusipiešti juos ant tokio permatomo popieriaus ir uždėti ant Vlado atsiųstų ataskaitų. Ir pastumdant surast tą vietą, iš kurios buvo stebima, tikimybė, kad čia tikrai buvo stebykla, labai didelė yra, nes visos tos kryptis sutapo. Nebuvo taip, kad dalis iš jų tinka, dalis netinka, ne. Kiekvienas stulpelis ten reikalingas ir jis dirba. Viso šį stebiklą leido stebėti, užfiksuoti 36 šventę. Maždaug taip išeitų po 9 kiekvienam sezonui. Birutės kalnas stovėjo ant jūros kranto, o jūra tai yra idealus horizontas. Nieks jo neužstoja. Taip ir stebėti yra labai patogu. Pasirodo, kad tie stulpai, jų taisyklinga geometrija yra tokia. Į 2 ratus jie telpa. Vienas ratas yra kokių 3 sieksnių skersmens, o sieksnis yra 2,9 metro. Kitas mažesnis ratas, jis irgi į tą pylimą įsipiešia. Ir 3 stulpai yra vienoj tiesiai. Ir jeigu tą tiesę mes pratęsime, tai bus 112,5 laipsnio azimutas, tai šiuo azimutu saulutė leidžiasi per Jurgines. Ką reiškia šituo azimutu leistis? Tai reiškia, jeigu mes prie vieno to kraštinio stulpelio atsistosim, kuris yra įkastas ant pylimo, tai mes matysim, kaip jūroje nuskęs saulutė Jurginių išvakarėse. Tiksliai. Galbūt net tų stulpelių viršūnės būdavo pasmailinamos, tai dar galima tiksliau, fiksuoti šitą azimutą. Ir čia man labai kažkaip pavyko folklorų domintis tokią dzūkišką dainą išgirst, kurio žodžiai, tiesiog aprašo šitą stebėjimo būdą. O ant marių ant mėlynio saulutė stulpavojo ant 2-3 stulpelių, ant 9 strėlelių. Strėlelė tai man panašiai tą pasmailintą tokį stebėjimo stulpelį, kuris ir žymi tą azimuto kryptį. 3 stulpeliai labai tiksliai duoda kryptį ir matome, kad ta saulutė ir nusileidžia ten, kur tas paskutinis stulpelis stovi. Norėdami geriau suprasti, kaip galėjo veikti Birutės kalno azimutinės astronomijos įrenginys, tyrėjai pasikvietė klaipėdietį architektą Saulių Monomaitį. Jo užduotis buvo pabandyti atkurti menamą šventyklos struktūrą ir išsiaiškinti, ar stulpų išdėstymas galėjo būti naudojamas dangaus kūnų stebėjimui. Vladas Žulkus buvo užbaigęs tyrimus Birutės kalno. Ir jisai sako, paruošk projektą. Rekonstrukcijai, atkūrimą to Birutės kalno, tos alkavietės. Man labai įdomu tapo, buvau dar jaunas, daug kas buvo įdomu. Archeologiniai objektai iš tokios teorijos priveda prie praktikos. Mes pamatom, taip sakant, ne teoriją, o faktą. Iš tikrųjų, matom, kad yra taip. Kai aš padariau tą projektą, praėjau ekspertizės įvairias, lyg jau galėtumėm atkurti tą dalyką, bet buvo įtakingų asmenybių, kurie pasipriešino. Matomai dėl religinių sumetimų, ką čia pagonybė, čia yra krikščionių koplyčia. Bet buvo žemaičių tokie draugija, kurie domėjosi tais senoviniais dalykais ir jie pasiūlė tą atkurti šventovę. Tai pagal mano projektą ten yra tiksliai tas pats dydis, kai buvo ant Birutės kalno. Sauliaus Monomaičio atradimai dar labiau sustiprino hipotezę, kad Birutės kalno šventykla buvo ne tik sakralinė vieta, bet ir astronominė stebykla. Naudodamasis gnomono metodu, jis nustatė, kad tarp 2 stulpų tiksliai eina šiaurės pietų kryptis, o pagal šešėlių judėjimą per metus galima stebėti Saulės kelią danguje. Tai aš pasižiūrėjau į tą archeologinių tyrimų medžiagą, pamatėm, kas ten yra. Pasagos formos šlaitas ir stulpeliai. Saulės kalendorius, kaip ta šešėliai veikia. Pradėti tyrinėti. Yra toks labai įdomus metodas, kuris vadinasi gnomono metodas.
metodas. Įkasi stulpą ir maždaug apie vidurdienį apibrėži ratą. Vidurdienį Saulė aukščiausiam taške, šešėlis trumpiausias. Saulė leidžiasi, šešėlis ilgėja. Tai atžymėjus tą šešėlio vietas, atrandi trumpiausią šešėlį, matau pietų krypties, šiaurės pietų krypties. Ir mes atradom, kad tarp tų dviejų stulpelių yra tiksliai šiaurės kryptis. Na, ką toliau daryti su tais šešėliais? Aš tada turėjau nusipirkęs programuojamą kalkuliatorių. Tai dar ne kompiuteriai, bet jau kažkas į tą pusę. Pagal sferinės geometrijos formulės pasirašiau programėlę tokią ir suskaičiavau kryptis pagal šventes. Ir tada tikrinom kryptis pagal šešėlius ir atradom, kad atitinka. Bet įdomiausias dalykas yra, kad šitie stulpeliai, šešėliai susijungia 2 kartus. Pavasario lygiadienis, rudens lygiadienis. Tas pats. Ir pavyzdžiui, jurginės pavasarį ir žolinė rudeniop. Tas pats. Čia vasara prasideda, čia vasara baigėsi. Tarp tų švenčių yra greta. Išvakarėse kūčios, iš ryto kalėda. Išvakarėse rasa, o kitą jau iš ryto kupolė. Kodėl? Todėl, kad Saulė apsisuka. Leidžiasi, pradeda kilti. Kyla, pradeda leistis. Taip kaip ir žmogaus gyvenime. Gimsta, subręsta ir miršta. O paskui vėl turi atgimti, ne? Pagal tą sistemą. Tokio astronominio įrenginio statytojai greičiausiai rėmėsi Saulės judėjimo stebėjimu ir paprastais matavimo metodais. Pirmiausia, buvo nustatyta pagrindinė kryptis. Per Jurgines ar Rasos šventę Saulė pateikdavo aiškų orientyrą, pagal kurį buvo brėžiamos linijos ir žymimos stulpų vietos. Metų ciklas buvo padalintas į 36 šventes, o jų intervalai konvertuoti į proporcijas, leidusias tiksliai išdėstyti stulpus apskritime, naudojant sieksnius ar virves su mazgeliais. Eksperimentai parodė, kad toks metodas veikia, įsmeigus stulpą per jonines ir stebint šešėlių judėjimą, jų kryptis sutapo su Saulės kelio pokyčiais. Tarp švenčių yra laiko atstumai, tam tikri. Tarp vienų didesnis laiko tarpas, tarp kitų mažesnis. Jeigu surašyt skaičiais atstumus tarp švenčių, proporcija gaunasi tokia. Likant apskritimus sukalti tie stulpeliai. Ir diametras to apskritimo yra 3 sieksniai. Tais laikais sieksniais matodavo. Mažesnis apskritimas gali būti 1,5 sieksnio viduj. Jeigu paimsi 1,5 sieksnio apskritimo ilgį ir pagal šitas proporcijas išdėliosi jūros kryptim, įsmeigęs į centrą, sakykime, lazdą, gali gauti visas kryptis pagal tą proporciją. Visos tos kryptis gaunasi. Bet kaip pastatyti tą dalyką? Tai įdomiausias dalykas yra Jurginės. Šita kryptis Jurginių. Per Rasos šventę, per jonines, Saulė kyla iš rytų. Ir kas įdomu, nesimato Saulės, kol už kalno. Bet vos tik pereina kalną, apšviečia. Kadangi nuolydis šito kalno yra tokiu kampu padarytas, kad gaunam Jurginių kryptį. Per Rasos šventę ir nuo to gali prasidėti apeiga statyti šventyklą. Nes vieną liniją užbrėžiam, tašką turim, išdėliota proporcija pagal taškus. Radau literatūroje aprašyta, kad būdavo kalendoriai virvutė su mazgelis. Irgi atstumo matavimas kažkokiu būdu. O čia eksponatą rado kape vienam. Ant virvutės pririšti pagaliukai. Taigi užbrėžiai ratą, pagaliukus susmaigstei pagal ilgį ir turi šventyklos kodą. Šešėliais gauni per vieną dieną, sužymi stulpelių vietas ir pastai šventyklą ir veikia visus metus. Šventojoje išbandžiau tą patį metodą per jonines, per Rasos šventę, įsmeigiau pagalį, sužymėjau proporcijas ir žiūrėjau, ar atitinka šešėliai. Tai padariau tokį eksperimentą ir taip atitinka, viskas gerai. Sako, stabai. O kas tas stabas? Aš tai labai paprastai sakau, stebėjimui skirtas.
o ne tai, kad ten meldžiasi, kai kokie stebykla, stebėjimas stabas. Elementaru. Saulius Monomaitis neapsiribojo vien azimutinės astronomijos tyrimais. Jis pasiūlė ir savitą stulpų simbolinės išvaizdos interpretaciją, remdamasis baltų mitologija. Jo manymu, stulpai galėjo ne tik žymėti astronominius reiškinius, bet ir atspindėti baltų pasaulėžiūrą, susijusią su gyvybės, mirties ir atgimimo ciklu. Kodėl aš tuos stulpelius įvardinau? Pagal šventes, pagal funkciją, kaip būdavo kas minima. Šiek tiek turiu tokį pajautimą, ir kaip man atrodė, taip ir padariau. Tai dėl to atsirado tie visokie pavadinimai. Pirmas tas iš 3 yra patrimpo, gyvybės simbolis. Saulė, mėnulis patrimpo, pradžia vasaros ir vasaros galas. Simbolizuoja, kad sužydė, skleidžiasi augalai, o jau po to viskas nuvysta ir eina link Kalėdos į mirtį. Jeigu vėlinės, tai jau čia jungiasi vėlinos ir vėlių jėgos. Per Kalėdas nuo vėlino šešėlis dengia gyvybės simboliai. Ir kai artėja vasara, traukiasi nuo jo ir per Jurginės atsitraukia. Klesti gyvybė. O vėl artėjant Kalėdom, vėl uždengia tą gyvybės simbolį patrimpo. Nors azimutinės astronomijos įrenginio hipotezė sulaukė didelio susidomėjimo, ji nuo pat pradžių turėjo ir savo skeptikų. Viena pirmųjų kritinių recenzijų pasirodė Gintauto Zabielos straipsnėje po knygos Lietuvos pajūrio žemės 9–12 amžiuje publikacijos. Jis atkreipė dėmesį, kad ne visi stulpai buvo rasti fiziniuose kasinėjimuose. Vienas stulpas iš pradžių buvo žymimas punktyru, o vėliau įtrauktas kaip egzistuojantis elementas. Tai sukėlė abejonių dėl konstrukcijos vientisumo ir tikslumo. Skeptikai taip pat kėlė klausimą, ar tokios struktūros iš tikrųjų galėjo būti naudojamos kaip astronominės stebyklos, ar šventykla turėjo kitą, labiau mitologinę ir apeiginę paskirtį. Ir tuoj pat po knygos pasirodymo, Lietuvos pajūrio žemės 9–12 amžiuje ir panašiai, pasirodo Gintauto Zabielos recenzija knygai ir ypatingai tai daliai, kuri yra apie observatoriją. Ir ten yra labai aiškiai pasakytos, jau tada yra pasakytos silpnos vietos. Tai mes neturim to priimti, neturim pamiršti, kad šita mintis, šita hipotezė visą laiką turėjo tokių skeptikų, kritikų, arba tų, kurie sakė, palaukit, bet čiagi tas vienas stulpas yra, tai ir nesurastas. Čia jisai pradžiai buvo žymimas punktyru, paskui jau kažkaip tai buvo jau nebe punktyru. Profesorius Vykintas Vaitkevičius siūlo alternatyvią šventvietės interpretaciją. Tai mano tyrimas, suglaustas ir apibendrintas, ir mano tokia kritika, mokslinė kritika tos hipotezės, jos pagrindas yra, kad mes turim šiek tiek kitaip perskaityti tos stulpus, tų stulpų, išsidėstymą. Labai svarbu yra, kad tie du kraštiniai stulpai, tie, kurie arčiausiai jūros, kad jie yra aptašyti, kad jie yra ketvirtainiški. Ir jie tik tai du tokie. Visi kiti yra stambus, galingi, bet jie yra apskriti. Ir tie du stulpai, jie sudaro erdvę, kurioje nėra stulpų ir kuri yra atverta į jūrą. Šitą, aišku, matė ir tyrinėtojai ir iki manęs. Bet šitą matydami, jie vis dėlto braižė pagrindinę šventvietės ašį ne taip, kaip diktuoja šventvietės vartai arba ribos nustatyto. Jie liko prie tų 3 labai nepatogiai, labai netikėtai išsidėsčiusių stulpų, kurie dar be viso kito, turime įsivaizduoti, nebuvo plokštumo, o dar kopė į pylimą. Ir šita vieta yra pati įtartiniausia. Ir mano perskaičiavimas, mano pamėginimas perkeisti šventovės ašį, vesti ją tiksliai matematiškai per tą 2 tų ketvirtainiškų stulpų, jisai iš esmės pakeičia vaizdą. Ir kas nuostabiausia, ta ašis tiksliai ateina, kerta tą vietą, tos kelis kvadratinius metrus, kurie yra po Švento Jurgio koplyčia. Ir tai yra be galo svarbu, nes gali būti, kad ją statant tą koplyčią, žinoma, ir anksčiau buvusios medinės koplytėlės,
buvo stengiamasi iš paskutiniųjų užimti tą vietą, kuri buvo pati svarbiausia anuomet. Nes dabartinė šventvietės interpretacija, jinai lyg ir stengiasi jinai ta nepatogi, ta koplyčia, bet kažkaip taip truputį petim čia nusibrozdini, bet ją palieki ramybei tą. O ta koplyčia yra pati svarbiausia. Jinai yra užėmus tą vietą, kuri ir buvo, apeigų vieta, ar aukų vieta, ar kulto, ar dar kažkokio, tai mums net nežinomo, ar stulpo, ar objekto, ar dalyko vieta. Ir va tas matematinis jos vidurys, kuris patenka po tą koplyčią, ten turėjo būti va ta didžioji ta šventenybė. Va ta trauka, ta vieta, kuri puoselėjama, va ten buvo ta šventovės ašis, kuri lėmė pačią šventovę. Labiausiai tikėtina, kad tai buvo ugnis. Taip, labiausiai. Bet taip kaip visos šventovės, šventvietės, neabejotinai jie turi ryšį su pasaulio kryptim. Čia yra savaime suprantama. Viskas turi su pasaulio kryptim ryšį, tam, kad būti pasaulyje, tu turi būti koordinuotas. Suprasti, kur yra saulė, kur jinai tekės. Stambus. Tai šita šventovė taip pat, jinai buvo koordinuota, jinai turėjo savo vietą. Manojo interpretacijoje nėra to detalumo, išskyrus tos du stulpus, kurie neabejotinai aptašyti ir iškyla kaip žymintis riba. Arba žymintis vartus, arba žymintis tą reginį, tą atsiveriantį reginį į jūrą ir nustatantį tam tikras ribas. Reiškia, kaip bus žvelgiama ir koks akiplotis bus. Visi kiti stulpai mes nežinom. Galbūt ant jų buvo aukojama, paliekamos aukos, nes nežinom jų aukščio, nežinom tai, kas buvo jų viršui. Galėjo būti ir įvairių kitų skirčių. Ar tikrai Žulkaus, Klimkos, Monomaičio ir Vaitkevičiaus hipotezės prieštarauja viena kitai? Ar gali būti taip, kad amžinoji ugnis šventvietėje tikrai degė toje vietoje, kur vėliau pastatyta Švento Jurgio koplyčia, stovinti iki šiol? Religijotyrininkas ir knygos Lietuvių religija ir mitologija sisteminė studija autorius Gintaras Beresnevičius teigia, kad ritualinė ugnis ir amžinoji ugnis turėjo skirtingą paskirtį. Amžinoji ugnis buvo nuolat palaikoma ir prie jos apeigos nevyko. Tai buvo ypatingai saugoma tik aukščiausio rango žiniams ir ugnies priežiūrai pasišventusiems vaidiloms ir vaidilutėms pasiekiama šventyklos erdvė. Ar gali būti, kad statinys, kurio liekanas aptiko Vladas Žulkus, buvo skirtas atriboti tokį sanktuariumą nuo bendrosios šventyklos erdvės? Juk tikrai dalis šio statinio liekanų siekia plotą po dabartinę koplyčią. Daugelėje baltų šventviečių apeigos vyko prie ritualinių akmenų. Vadinamieji dubenėtieji ritualiniai akmenys turėjo specialiai tam išskaptuotus įgilinimus, į kuriuos buvo pilami aukojami skysčiai – midus, pienas, alus ar net aukojimo gyvulio kraujas. Taip pat žinome, kad ritualinė ugnis buvo specialiai vykstančioms apeigoms degama netoliese. Nors ritualinio akmens Birutės kalne nerasta, bet archeologiniai radiniai kalno aikštelėje tikrai liudija įvairiais laikais buvusi daugybė ugniaviečių. Panašu, kad specialios ritualinės ugnys galėjo būti degamos skirtingose pozicijose, priklausomai nuo apeigų paskirties, metų laiko ir kitų su tikėjimu susijusių veiksnių. Nemažai ugniaviečių rasta ir aikštelėje, kurioje yra Sauliaus Monomaičio aptikta akustinio sustiprinimo zona. Galbūt tikrai viena iš pylimų paskirčių buvo sukurti akustinį amfiteatro efektą aikštelėje vykstančioms apeigoms. Įdomiausia tai, kad visa tai visiškai netrukdo naudoti aptiktus 11 stulpų azimutinės astronomijos tikslais. Sauliaus Monomaičio apibūdintas Saulės azimutų nustatymo būdas, naudojant stulpų šešėlius, nėra vienintelis. Šis būdas yra puikus tuo atveju, kai horizontas nėra matomas, kai užstoja medžiai, statiniai ar kiti objektai. Prisiminkime, kad 14 amžiuje jūros krantas buvo prie pat Birutės kalno ir iš šventyklos jo viršūnėje atsivėrė kone 180 laipsnių prie jūros reginys. Šiuo atveju tiksliausias būdas nustatyti Saulės laidos azimutą yra stovėti stebėjimo taške ir vizualiai matyti Saulę panyrant į jūrą tiksliai toje vietoje, kurią nurodo atitinkamas stulpas. Galbūt stulpai buvo būtent tokio aukščio, kad stovint Saulės stebėjimo taške, vizualiai jų viršūnė siektų jūros horizontą. Kaip ten bebūtų iš tiesų, visa tai tik dar labiau sustiprina Birutės kalno paveldo svarbą. Ji neapsiriboja archeologiniais radiniais ar hipotetinė astronominė stebykla. Tai vieta, kurios reikšmė gyvavo per amžius tiek fizinėje erdvėje, tiek žmonių sąmonėje. Šventvietės palikimas išliko ne tik po žeme slypinčiuose artefaktuose,
bet ir vietinių bendruomenių tradicijose, religiniuose papročiuose bei tautosakoje. Švento Jurgio koplyčios pastatymas galėjo būti sąmoningas būdas perimti ir pratęsti šios vietos sakralinę reikšmę, o iki šiol Palangoje švenčiama Jurginių šventė gali būti siejama su senovinėmis pavasario apeigomis. Birutės kalno legendos apie vaidilutes, šventąją ugnį ir ypatingą kalno galią iki šiol gyvuoja tautosakoje ir kultūroje, pritraukdamos tiek tikinčiuosius, tiek istorijos ir mitologijos tyrinėtojus, tiek etnokultūros mylėtojus. Ši vieta tebėra svarbus dvasinis ir kultūrinis centras, jungiantis baltų pasaulėžiūrą su dabartimi. Дай солале столбовой, дай солале столбовою, дай ветряю столепят, дай ветряю столепялю, дай